Tai labas rytas. Pradėsim trečią dieną. Aprasoja viskas belė kaip. Rasa didelė, sakau, kad jautęs drėgmė kažkokia. Vakare irgi tokia tenka skleist. Šlapia visą. Po 6:15 jau birželio 4 ir 3 diena, kai plauki Šventąją. Tai varam dabar link Vasaknų užtvankos, žiūrėsim, kaip jie atrodo. Normaliai, bet reiks visus daiktus susikelinėti. Čia neužtemsi pilnos. Kaip ir žadėjo, šiandien vėsiau, kad bus. Panašu, kad nebus. Šutra maksimaliai. O užtvanka tai čia greit, 15 minučių ir peršokau. Daiktus, aišku, reikia persimis vis tiek, bet nesunkiai čia. Erelis didžiausias skraidžiai aplink. Čia matyt gyvena kažkur. Geras plaukimas čia. Saulė iš dešinės pusės. Šitie krūmai užstoja. Tai čia tokia vėsuma. Tai reikia pasidžiaugti, kol dar galiu. Netikėtai visiškai čia man. Čia tai vaizdelis buvo, čia tai vaizdelis. Norėdamas nepakartos. Dusetų bažnyčios bokštus jau matau tolumoj. Nespėja plaukti jie mažyliai iš paskos. Kažkur reiks prasilenkti su jais atsargiai. Čia paliksiu, kol iki pardės nuvarysiu. Ten viršai parduotuvė. Atsigert kažko skaniau. Čia kuičiuos po tiltų kažkas balbatuoja, viršai girdžiu. Sakė, šventėj ruošias Dusetų. Link Sartų ežerą. Reiks biškį ežerą paplaukt. Da vėl taip nusisuksiu. Upė prasidės. Žemėlapį pasižiūri, atrodo, kas čia yra gabaliuką. A realybėj. Plauki. Vėjukas kyla. Daug vietų gerų sustojimui, bet visur užimta. Žvejoja su kemperiais ir panašiai. Nors savaitės vidurys dar tik. Baigiu apakt nuo saulę. Išdegina akis. Tiltas per Šventąją. Čia žiūri pavojingai sustojau. Kiek lizdų. Be tarpų beveik. Galingas tiltelis buvęs ir anksčiau. Kažkur ne čia būsiu išplaukęs. Ežeras rašai, bet vėjas jau įtartinas toks, stiprėjantis vis. Ar nebus tik, kad audra kokia pareina? Būna ir taip plaukiu. Pakerta kojas kartais.
Tai va, ežerus va taip įveikinėjai. Kaip vietnamietis. Blemba. Kojas biški. Prasijudint sustojau. Nieko pasikeitė nuo vakar. Tik tas, kad gal kažkiek gaiviau nuo vėjo, bet sunkiau plaukt. Lieka paskutinis 100 000. Bet žinant, kad čia kinietis ir dar netestuotas, tikiuosi įsiversiu. Pernai metais, kai plaukiau, tai turėjau saulės panelės, bet tai šūdas visiškas, ten pigus kinas. Karščiausiai dienoje, atsimenu, ten procentą daug dėjau užkrauna, arba iš vis nekrauna. Kai 9 paras plaukiau, tai būdavo kaip parduotuvė, tai pristoji kažko dasikraut, pasikraut. Sweet Caroline. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Keturiolika 20 ir nuplaukta 2,8, 8,9. Daugiau ežerų nebus, tik upė. Yes. O taip, dabar pūsim be stabdžių. Kai vaizdai. Tiltai, tiltukai. Pėsčiųjų čia, tai suprantu. Ties ilčiukais. Civilizacija. Kaniukai pavyks. Nesuprantu, čia prieki užtvanka ar kas čia? Prie užpalių. Tai bandytų atplaukti iki čia ir persikelt kažkur pakraščiau, va čia nusileist. Manau, reikia bandyti persikelt, nors ir 5:30 jau, bet žemėlapį matau, kad yra už užpalių poilsiavietė, tai tikiuosi, kad bus laisva. Bandyčiau dar užpalius praplaukt. Blemba, vėlai šiandien skursiu. Jo, čia tipo ženklas yra net. Bet per čia aš niekaip neužkelčiau. Nu gerai, nepyksta, čia greitai, ganėtinai. Galvojau, kad bus daugiau reikalų. Dumblė čia tas nešausiu. Nedaug trūksta pirtelai, ar kas čia. Radau pagaliau čia už užpalių, dar toliau paplaukus tokią vietą. Nežinau, čia privati, neprivati. Buvo lygtais pašienauta. Čia toks lieptelis. Bandysiu kažkur čia nusimest, nebėra laiko ir ieškoti jau. Šlapė visą dar reikia, kad pratrauktų. Gal naktį nebus išprašytas. O iš ryto anksti išplaukiu kaip visą laiką. Beveik lygiai 5 kg šiandien nuplaukta. Va čia tai padirbėta. Diena 91%. Kol kas super. Pusę dienos krovinėja. Ne ką įsikrovė. Diena liuks visumoj. Super gera. Aišku, popiet vėjas pasirodė nemažas, tai per ežerus vargau prieš priešinį, kai gavau. Paskui, kad ir šventoji, plotis tai iš priekio vis tiek kaip ežere gauni. Tai neplauki, tai stoji vietai tada visiškai. Baigia pradžiūt, metu daiktus vidun,
Ten baidarė gal reiks aukščiau ir apsipraus dar spėt. Nepamirštant pavalgyt, aišku. Po medžiu šiąnakt nakvosiu čia tokioj vietoje. Visai neblogoj palyginus. Nes tų vietų nėra, va tokie krantai visi. Panašu, kad nuo rytojaus gali būti nekokie reikalai. Penktadienis, šeštadienis. Rytoj realiai nuo 6 ryto pradeda. Teks tentuotis. Ai, kaip nelaukiau. Va taip užtentavau nakčiai. Šiukšlinykas. Čia dar pririšu dėl visako. Geras vaizdas. Nu ir tikiuosi, rytoj nebus kažkokia tai ten liūtis. Vis tiek per lietų plauks. Bet labai nelaukiu, blemba. Ir sukepiau rankas šiandien dar labiau, nors atrodė, kad visą laiką debesuota, bet jautęs, kad čirška. Faina, aišku, kad gavas paėm kilų nušluot, patenkintas. Ežerais. Jeigu būčiau vien upę varęs, tai būtų gal ir dar daugiau. Ir šiaip paskaityta 3 dieną geriausia kol kas jau buvo, nors plaukimas, nebe traukimas ir nešiojimas. Liuks. Tokia ilga diena, kad mano vakarienė 10. Nieko neišradinėsiu. Vėl estiškas karinis davinys. 13 numeris šį kartą. Pažiūrim, kas viduje. Pagrindinis čili troškinys kažkoks, bet čia sausas. Tai reiks vandens užvyrint. Sausainis, saldus kažkoks. Krekeriai, kaip ir tam buvo. Užtepėlė, bet čia kitokia bus. Kažkas tai su kiauliena. Džemas, persikai, izofuelis. Izotoninis gėrimas. Zilteliai. 8-3% batarkės. Ką žinau, gal užteks man, kiek čia lieka tų dienų. Reiks pataupyti. Pavalgau ir krentu ilsėtis iki rytojaus. Labas rytas. 4 diena. Pataikė šįkart dėl lietaus. Lyja. Naktį kai pradėjo, tai iki dabar 8 jau. Dar tik dabar pakuosiuos. Šįkart pataikė dėl lietaus, tikrai pataikė. Bet judėti vis tiek reikia. 4 dieną prasideda. Opa! Tokie variantai šiandien. Priekis užtentuotas. O jeigu, sakykim, pradėtų lyti, aš susitraukiu, kiek įmanoma. Čia nelabai, aišku, prisispaudžia. Garantuotai, bet vis kažkas. Judam. O tas davinys vakar pagrindinis patiekalas. Tai žodžiu, belė kaip neskanus buvo. Nu čia nesuprasi, išplaukiau. Saulė šviečia. Nors rodo belė kokį lietų. Ir dabar geriausias rytas, ką žinau. O pusę nakties lietaus buvo. Nebas sekas, reikia spaust.
kepina. Kepykla. Lokacija nesikeičia. Fainas sustojimas. Kiek matau naudojamas. Visokių pasakų yra. Priplaukiu tokią vietą, pavojinga vieta, dangerous place. Liko arkluoti kem 9, numatau, kad ten kažkas tai banguoja. Čia dar matau akmenukas. Nice. Realis. Oi. Gerai čia įsitaisę. Kregždės ar čiurliai čia kokie, nežinau. Daug urvelių. Šventosios atodanga priekį. 12 jau, taip ir be lietaus. Nepradėjo lyt. 15 kilų nuplaukiau ir labai kepykla šiandien vėl. Saulė pradebesis, bet net sėdėjau tokį ilgesnėm rankojam. Žiūriu, kad jau puslėm rankas eina. Toks neblogas sustojimas. Soliukas. Ten dar aukščiau pasevėti. Karšta. Tokių gražesnių vietų gal Mikėrio atodanga dabar bus artimiausia. Bet dar reikės pavaryti. Dir penktadienis, bet baidarininkų kitų dar nesutikau. Turėtų pasirodyti, jau manau. Ten debesys pareina nekokie. Nelabai man patinka. O kokių vietų. Pliažas. Gerai, einam pažiūrėti iš viršaus. Praseit, o tai kojas amputuoti reiks tuoj. Čia yra tokie laiptai jau aukštyn. Geras. Wow. Tikrai gerai atrodo. Ten baidarė. Taškelis. Čia jau, kaip suprantu, ir draustinis prasideda. Pusė 4 jau ir nuplaukta 35 kilometrai. Tai jau reikės pradėti ieškoti vietos būtinai. Kad nebūtų kaip vakar, ten ant 7 po 7 tik tais apsistojo. Nors dar pažiūrėsiu įgoj, ar čia dar plaukti ilgiau, ar jau stoti. Jeigu gera vieta, kokią labai tai stoju. Čiau. Lyt pradėjo, bet taip vaikiškai. Tai galiu plaukt dar. Viskas tvarkoja. Opa, kokį tiltą radau.
Reikia praeit. Nebūta. Normalūs. Tokie. Blemba, lyt pradeda smarkyn. O šitas tiltelis, kam įdomu. Galėsit atvaryt. Yra ir privažiavimai, matau, neblogi. Šakės, kaip lyt pradėjo, stataus ant greičio, Palapkės saloj. Iškart už tiltą. Tai manau pats tas naktį būt saloj. Jeigu perkūnė užeitų. Ten nesupyksta chebrytė, kad saloj sustojau. Bet nebuvo ką daryti jau greitųjų. Pusę dienos ryšio nėra. Ir dabar dar aišku banda junginėtis, kas 5 sekundės gauda ryšį. Ir taip sekina batarkę smarkiai. Kas yra labai blogai, nes jau taupimo režimas pas mane visur. Šiam 8%. Paskutinį nežinau kiek temsiu dar, o šitas dabar prisidėjo. Čia tai su tokiu vaizdu. Šią naktį. Saloj vidury upės. Cirkelis geras. Kaip senais laikais šiltnamį ryšę reikia ieškot. Čia pakabinau, tai bent jau nekvaks ryšio nėra, bet bent jau nebanda prisijunginėt. Neįkvoja batarkės šiaip. Panašu, kad gali būti vėjuota. Ten kažkur girdis dunda. Jau, tai pasimokiau iš anksčiau. Dar papildomai prie baidarės. Tvirtinimai ir kampai. Šiandien paskutinį davinį pribaiginėjo. Galima būtų, sakykim, prisidėti, bet aš tiesiog va, taip. Griaudžia, žaibuoja bele kaip. Čia kelis kartus kaip dėja, tai net žemė atrodo sudrebėjo po manim. Kažkur netoli, blemba. Naktelė gera.